nieko mes čia griauti šito namo negalim, tarkim, norėtumėm ir statyti, negalim, šito irgi negalim, galim, aišku, nusigriauti, bet nebegalėsi nieko statyti. Vienintelis, ką mes galim daryti, rekonstruoti, yra didžiuliai pinigai. Rekonstruoti tik taip, kad liktų autentiškai toks pat plotas. Šitą namą nieko pakeisti labai čia negali. Ir va čia ta upė atrodo, ne, visiškai šalia. Bet žinokit, čia kiek baidarininkų, baidarės, nuolat. Žvejai kitam krante, va ir šiuo metu ten yra žvejai. Va, jūs galite matyti, jie žvejoja. Va. Ir tada sodybos kitoje pusėje, va ten už namo eina toks kelias dviratininkų. Kiek yra daug važiuojančių dviračiais, paspirtukais, riedučiais, riedlentėm. O jei, man kai vyras anksčiau apie tai sakė, čia atvažiuodavo, aš mažiau atvažiavau, aš galvoju, kas čia tokio, ten pavažinėjęs, kas čia, tegul viskas čiagi, ko čia trukdo, to labiau, kad nepaliai pat mūsų namo važiuojant, trupučiuką, va ten už tų medžių. Bet žinokit, dabar, kai aš čia būnu, jie nuolat ten yra, atrodo, kad čia yra kažkoks turistinė vieta, kažkoks kaip Vingio kokiam parke, tarsi tiek jų yra daug. Ir žinot, ir visi, ir toks, didžiulis judėjimas, tokia truputį, sakyčiau, trūktų privatumo, gelbėja tai, kad teritorija yra didelė ir mes už tų medžių, dalis teritorijos už tų medžių, ten toliau, dabar nesimato, bet nesam visai, negalim visai po tais medžiais pasislėpti, nes ne visur čia, va tik šitoje pusėje jie dengia tą vaizdą nuo kelio. Jau čia labai daug prikalbėjau, o Dieve, 5 minutės jau prikalbėjau. Gerai, viskas, tai tikiuosi nereikės to skelti per pusę to vaizdo įrašą. Bet ačiū, palengvėjo, kad pasidalinau ir tiesiog, jeigu klausysit, žiūrėsit, labai ačiū, kad esat su manim. Jeigu brūkštelėsit, tai iš vis didžiulis dėkui, nes labai tokia vieniša tame projekte jaučiuosi ir nelabai kam galiu pasidalinti. Aš turiu kam pasidalinti, bet nenoriu dalintis tiem, kam galiu pasidalinti. Nenoriu, turiu tam priežasčių ir jau, žodžiu, gal kada nors pasidalinsiu. Kodėl taip nenoriu aš pasakotis. Man lengviau tiesiog svetimiems žmonėms pasipasakoti, pasidalinti ir atrodo, iškalbų palengvėja, jeigu dar kažkas brūkštelėtų atgal.